Sveiki, aš esu Sandra. Personalo srityje dirbu apie 15 metų ir paskutinės pozicijos buvo kaip personalo vadovės. Personality tai buvo vienas turbūt iš įrankių, ką tuo metu siūlė Unlock Test. Ir poreikis ir prasidėjo nuo organizacijos bendrųjų galbūt poreikių, kas lietė atrankų gerinimą, metinių pokalbių formas ir kitus įrankius, ir tai galėjo suteikti Unlock Test. Taip, tai iš tikrųjų buvusių organizacijų, šioje organizacijoje naudoju keliais tikslais ir kiekvienoje be abejo skirtingai, priklausomai nuo situacijos ir nuo poreikių. Atrankų procese su kandidatais, išoriniais ar vidiniais kandidatais, komandos dinamikos pamatavimui, komandos formavimui. Esame panaudoję paskutiniu metu net ir formavimui arba performavimui komandų sudarimo momente. Kitas panaudojamumo būdas, kurį taikome, tai yra metinių pokalbių kontekste, kaip asmeniniam tobulėjimo, asmeninių tikslų išsigryninimui. Dar kaip asmeninis panaudojimas yra karjeros kelio susidėliojimui, galbūt išsigryninimui arba pasiruošimui darbo pokalbiams iš kandidato perspektyvos. Tai tokie skirtingi panaudojimo būdai. Tai žiūrint iš organizacijos perspektyvos, tai jeigu kalbama apie atrankos procesą, tai yra tiesiog laikas sutaupoma, efektyvesnė ta atranka, kandidatas jau yra atlikęs irgi testą ir tas pokalbis yra daug greitesnis, efektyvesnis, tikslingas ir jau susijęjant su konkrečia pozicija, į kurią yra kandidatuojama arba apie kurią yra kalbama. Tai sutaupomas laikas ir tiesiog yra efektyvesnis, tikslingesnis pokalbis. O kita ta vertė tai yra, kai komanda yra naudojama, tai pažinimui, komandos narių vienas kitą geresniam supratimui, bendradarbiavimo skatinimui, žinant, kokios yra stiprybės arba silpnybės komandoje. Ir iš tos daug visiškai asmeninės perspektyvos, kai irgi ta vertė savęs pažinimo, savęs tobulinimo, ugdymo srityse organizacijos mastu žiūrint, tai yra vienas iš galimų būdų įlieti tos asmeninius testus tiek asmeniniam, tiek komandiniam tobulinimui. Laiko sutaupimo perspektyvą sunku pamatuoti, tačiau įvertinus turbūt valandos būtų mažai, kad tiek klausimų užduoti kandidatui arba pašnekovui, kad apžvelgti tokį platų asmenybinių bruožų spektrą, kaip per pusvalandį užpildžius testą gauna, tai aš sakyčiau sutaupo valandą tikrai. Akreditaciją laikiausi maždaug pusę metų panaudojusi įrankį. Ir akreditacija davė tikrai labai daug, nes pastiprino mane pačią kaip vartotoją, naudotoją to įrankio, pagilino žinias ir suteikė drąsos naudoti tą įrankį ir suprasti, pamatyti, kaip plačiai tą galima skirtingai padaryti. Ir labai vertinu tas patirtis, nes jas yra gan sudėtinga gauti vien tik individualiai mokinantis iš mokymosi medžiagos. Tai todėl ta akreditacija yra visapusiškai vertinga.